Šiandien priešais mane yra Karolis Žukauskas, komunikacijos specialistas, gan tikrai žinomas Facebook aplinkoje, interneto aplinkoje ir visur kitur. Daug gali papasakoti apie tai, kokias klaidas politikai daro arba nedaro. Žinau, kad pats naktį, šią įsimintiną naktį, skambinai net Birutei Veisaitei. Aš vakar, žinok, daug labai skambinau iš tikrųjų, tai ir su Giedriu Drukteiniu kalbėjau, ir su Vėsaite. Ilgiausias pokalbis buvo su Sabatausku, atsiliepė ir nenumetė ragelį, pagarba už tiek, bet labai įdomi Sabatauskas sako, aš nepritariu šitom pataisom, sakau, tai kur pozicija, dar atsidariau Facebooką bekalbant, aš į Konstitucinį teismą deleguojamas, aš negaliu, sakau, Seimo narys yra laisvas savo pasirinkimu, jis negali būti įsipareigojęs kažkam. Tai vat Vėsaitė, Sabatauskas, Drukteinis, šįryt dar skambinau Petrui Dargiui, jis jau apsimetė, sako, čia ne Petras Dargis, nors savo balsu kalba. Bandžiau apsimesti. Apie jį dar mes pakalbėsim, šiaip labai juokingas tipažas. Bet pradėkim nuo pradžių. Tai, kas vyko šiąnakt, mes greitai sukrovėm į tokią grandinėlę, ką radom socialiniuose tinkluose ir kuo labiausiai dabar žmonės dalinasi. Praėjusios nakties įvykiai. Žiūrėk. Kokias grėsmės jie mato, nes pagal mūsų pateiktas pataisas jokia laisvė žiniasklaidai negrėsia. Jokia laisvė žiniasklaidai negrėsia. Jokia laisvė žiniasklaidai negrėsia. Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė, pataisa numeris 60 iš papildomos komiteto išvados. Taigi, mano šita pataisa yra tikrai svarbi, kaip ir visos kitos, aišku, turėsiu dar svarbesnių, tai aš juos akcentuosiu, apie tai, kad vis dėlto LRT generalinios direktorių dėl nepasitikėjimo juo gali atleisti iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laiko tik tuo atveju, jeigu Seimo narės Agnė Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškė juo nepasitikėjimą. Ir toliau vėl bus numeris 62. Prašom atsidėmėti. Balsavo 74 Seimo nariai, balsavo 74 Seimo nariai, 43 už, 23 prieš, susilaikė 8. Agnė Širinskienė, prašau, kolegė. Na, aišku, mano Nuodėgulis matyti yra dėkingas, bet ponai socialdemokratai, kokį farsą jūs Seime darote, priimdami tokius pasiūlymus? Aš manau, kad Brazauskas jau ne kapuose vartosi, matydamas, ką jūs darote Seime ir kokias sąlygas jūs sukuriate. Aš vis tik noriu paklausti, gerbiama Orinta, tai negi mes nedirbsim toliau, tai pratęskim iki 3, 4, daug pasiūlymų, negi mes čia silpni susirinkom. Socialdemokratai, Nemuno aušra, nenugriūsit taip, nepasiduokit, tai einam toliau. Dėkojame, palaukit, Orinta, paskutinis momentas, nes mums tai patiko, žinokit, priėmimui bus 300 pasiūlymų.
Taip, bestuburiai prie prezidentūros, šiaip protesto organizatoriai kviečia visus nueiti prie prezidentūros ir nusifotkinti su bestuburiais, nes juk ne kiekvieną dieną galite turėti selfie su prezidentu. Karoli, katinas nuodėgulis. Toks, dabar aš, kaip suprantu, hitas yra visų socialinių tinklų, Širinskienės katinas nuodėgulis. Manęs net žmona šiandien ryte paklausė, kas čia įvyko. Čia juokas, jie rimtai priėmė tokį nutarimą. Kas čia įvyko? Aš nežinau, kaip apibūdinti. Ir, žinai, iš protingos pusės girdėjau kalbų, kad čia yra taktiškai socdemai priėmė tam, kad po to dalis pasiūlymų nebeitų į balsavimą. Taip ir buvo, ten jeigu, nežiūrėk, gal naktį 1:30, 1 nakties, po šito įstatymo tiesiog jau tuo metu pirmininkavo, man atrodo, Rimta Leiputė ar kažkas iš jų. Ir sako, kadangi tai prieštarauja priimtai pataisai dėl katino, ir ten ta pataisa nebebalsuojama. Jie šiek tiek socdemai bandė sutaupyti laiko, man atrodo, tarsi, kad praeitų. Iš kitos pusės ten turbūt jau toks marazmas, žinai, ten kažkas kebabus valgo, kažkas su barškinė, kažkas tai puikiai atspindi tą visą chaosą, nesąmonę, iki ko priejo socdemų Seimas. Čia yra socdemų kaltė. Bet yra svarbus momentas, kiek aš šiandien stebiu ir melagių visokius akauntus, ką jie rašo, jie su pasididžiavimu rašo štai kaip konservatoriai, čia specialiai, lyg tai atradimą. Tai aš galiu pasakyti, man atrodo, ir Karolis gali patvirtinti, kad taip, mėlieji, tai buvo daryta specialiai. Ir opozicija netgi to neslėpia, kad jie specialiai tą darė. Katiną turime minėti. Ir katiną, ir visus kitus pasiūlymus, kurių buvo begalė. Ir GTA žaidimus, kad ten legalizuoti, ar ten kažką su jais padaryti, ir ten dar kažką. Aš apie tą vakarą dar rašiau, kad tu tą suprastų, nes apie tai ir sakiau, kad bus taip, kad ana pusė, vatininkai, socdemų palaikytojai, kiti sakys, žiūrėkit, opozicija nupušo, nes va tokius pasiūlymus, bet opozicija daro iš tikrųjų tai žvėrišką darbą, nes per naktis tam tuos pasiūlymus teikia, kad kiek įmanoma nustumti pataisą ir paskui nusikeltų į pavasarį. Tai čia tas procesas ne Lietuvos išgalvotas, filibusteris, tai čia JAV senate dažnokai taikomas tas teisėtom priemonėms stabdyti teisėkūrą. Tai Lietuvos istorijoje Seimo bent jau aš nepamenu va tokio akivaizdaus. Yra buvo visokių ten, tas pats paprašyk pataisos pertraukos pirmas pusvalandžio tam, kad negalėtų kiti paprašyti dienos pertraukos. Dėl to socdemai ten prašydavo. Tai tokių žaidimų būdavo, bet tokio 2 paras trunkančio filibusterio mes turbūt nesam tikrai turėję Lietuvos istorijoje. Ir aš tikiuosi, kad dar truks, kad jie ten sėdės dar paras. Gerai, Karoli, jeigu dabar pagalvotum apie visas šitas pastarąsias savaitės, kokį melą tu labiausiai norėtum sudeginti ant laužo? O galima visą frakciją, ne tik melą. Ne, gal yra toksai top 1. Turbūt, kad pagrindinis, ką socdemai kartoja, ypač tie, kurie eina šnekėti, jaunieji, ten Baranovai ir panašiai, kad šita pataisa nieko nepakeis, nieko nebus. Čia tiesiog svarbu ją priimti, bet sako, kad nieko nepakeis, nieks nesikeis, bet iš kitos pusės aukoja naktis, aukoja reputaciją, aukoja bet kokią sveiką protą. Tai jų veiksmai akivaizdžiai rodo, kad ta pataisa yra mirtinai svarbi tam, kad perimti LRT dėl kitų būsimų procesų. Nežinau, gal pašnekėsim apie tai. Taip. Bet toks esminis, kurie sako, kad nieko nebus. O iš tikrųjų tai negriūtų kryžiumi už tokią pataisą, kuri nieko nekeičia. Turbūt esminis, bet tame labai daug melų yra. Vakar, žiūrint Seimo vakar, užvakar, viduj nervas ima, žinai, kad ten, aš nežinau, kaip opozicija atsilaiko tiesiog, kai kuriem ir snukį norėtų duoti, ir nežinau, kiaušiniais apmėtyti, ir bet ką daryti, kaip tu šiandien rašai, padangas deginti, ir gal iki to daisim, nes mūsų laiko tiesiog durniais, akivaizdžiai, ir kad mūsų laikė durniais Žemaitaitis, Skardžius ir kiti šūdo gabalai, nereikščiau užpypinti, ne? Tai nieko keisto, bet kad socdemai nusirito iki tokio lygo. Antra partija, tarsi visada būdavo ta švytuoklė, nes socdemai konservatoriai, ir mes praradom realiai tą švytuoklės galimybę. Nebėra arba dešinė, arba jau tada tokia. Tai čia tas baisiausia, nes čia bus ne šių metų, ne kitų metų, bet ilgam pasiekmes ir labai neigiamas. Vakar buvęs, čia irgi kalbėjęs Edmundas Jakilaitis, sakė, kad vis tik mes turėtumėm neakcentuoti taip Žemaitaičio, todėl kad už visą tai turi prisiimti atsakomybę socialdemokratai. Žemaitaitis yra cirko fonas,
O iš tiesų, tai sprendimų prieimėjai ir tikrieji dirigentai yra socdemai. Ką pats apie tai manai? Visiškai pritariu. Jeigu ne socdemai, Žemaitaitis būtų ir likęs klaunu ir jis jau buvo tokiu tapęs metų pradžioje, iki pavasario, ne, bet socdemai jiems suteikė visą eterį, galimybės ir matyt mainai, ten kalba apie tai, kad yra mainai sutarti dėl KGB sąrašų viešinimo, tai dėl to aš irgi, Žemaitaitis, Skardžius, jie yra paskutiniai šūdžiai Lietuvoje ir jau tas aišku, bet jie gali veikti dėl to, kad socdemai turi didžiulę frakciją ir daro kažkokius mainus ir tarnauja jam. Tai čia tik socdemai kalti. Dabar jau visos kitos partijos, jos daro tą patį, ką darė N metų atgal. Socdemai pirmą kartą turbūt turėdami valdžią, neprisimenu ne vienos kitos tokios kadencijos, taip akivaizdžiai imasi va tokių buldozerinių reformų, kurios turi žiaurės pasiekmes. Žiniasklaida, kultūra, kas po to, Konstitucinis teismas, jau Sabatauskas jau pats sako, aš eisiu į Konstitucinį teismą, tai gal jau tenai jau bus pradėta galvoti, kaip užčiaupti visus tos. Ta prasme, politikas eis į Konstitucinį teismą. Teisybės dėlį jis ne pirmas buvo prieš tai Šedbaras, jo, bet ten buvo visai kiti kriterijai ir galų galia Šedbaras tikrai konstitucinės teisės specialistas didesnis negu Sabatauskas buvęs ant metų Seime. Tai po truputį atrodo, socdemai tą kartelę stumia link, aš taip juokais visada Vengrija, bet dabar jau nebejokai, jau žiūri, kad, šįryt kaip tik atsidariau kažkokį Vengrijos portalą, kur mane cituoja, jau Vengrai žiūri mus, kad kažkas vyksta panašu kaip pas juos, nes jau ten, pas juos jau pavasaris atsiranda, nes jau rinkimai perims gal valdžią iš Orbano, o pas mus priešingai, dabar važiuoja viskas žemyn. Gerai, dar truputį grįžkime dar vieną naktį prieš tai. Prieš šitą legendinę naktį buvo kita legendinė naktis. Ir čia prieš legendinę. Ir dar bus legendinė. Taip. Naktis, kai rinkosi Seimo kultūros komitetas svarstyti visų pasiūlymų, vėlgi tų 150, išgirdom atmestą žodį turbūt 5000 kartų. Nepritariu, buvo ta žodį. Nepritariu, atsiprašau, neatmestą jo. Atmestas sakydavo pirmininkas, o nariai sakydavo nepritariu, teisingai. Kas ten per spektaklis vyko? Jį aš šiek tiek ilgiau žiūrėjau, kokias 20 minučių man teko kantrybės išbūt. Buvo visa visuomenė dar pasijungus. Ne visa, bet aktyvi visuomenės dalis buvo pasijungusi į komiteto posėdį. Buvo apie 500 žmonių, aš irgi prisijungiau, bet mums net nesuteikė jokio žodžio. Tai vienintelė galimybė buvo chatas klausimų ir chatas po video transliaciją pačioje eilutės. Į kas nors reagavo į tą chatą? Reaguoti nereagavo, bet žmonės išlėjo savo emocijas ir panašiai. Ir ten irgi kaip visada krūvoja žmonių, smagių žmonių, ten prasidėjo visokie pokštai ir panašiai. Ir aš žiūrėjau irgi kelias valandas, turėjau išvažiuoti, nebemačiau, bet kas ten vyko, opozicija aišku pasitraukė, liko 4. Ir tas pats per tą patį. Petras Dargis miega, kol įsijungia telefoną, tą paspo nepritariu, tada Indrė Kyžienė berods socdemė irgi tik tais nepritariu. Grubliauskas, buvęs liberalas, jis nesuprato žaidimo taisyklių ir jis į kiekvieną pataisą dar sureaguodavo savo kažkokiais šmaikščiais bajeriukais ir pratęsdamas dar labiau tą laiką viso posėdžio, ko nenorėjo Vilkauskas posėdžio pirmininkas. Tai komiškai, tarsi jie patys, ne patys aštriausi peiliai staličiui, taip sakant. Ir tada man kilo mintis, kad reikia paskambinėti jam. Tai numeriai vieši, surinkau numerius ir kaip tik yra video, kai skambinu, ten vienu metu girdisi keliuose vaizdo ekranuose skamba, dargis kokie 40 sekundžių atsijungęs, nes telefonas skamba, nebesupranta, čia reikia kur spausti. Komedija, tarsi, kai tu žmogų gali išvesti iš darbinio režimo skambučiu ir jis valdo valstybę, tai... Ne, tai Dargis, aš tai jį atradau per šitą, aš jo nematęs, negirdėjęs, nežinojau, kad toks iš vis egzistuoja žmogus, čia Nemuno Aušros yra deleguotas Seimo narys. Antisemitas. Taip, pažiūrėt, ką jis rašė Facebook'e anksčiau, ko neištrynė visiškas antisemitas, pagal ką tinka prie... Bet dar ir kita, ką jisai daro, jis turi puikų humoro jausmą. Jisai rašo anekdotus, tai man vakar išdavė Birutė Davidonytė, sako, užėk pas jį į Facebook'o sieną. Ir aš aišku užėjau, nes man labai įdomu, kas tas Dargis, kuris visada užmigdavo ir pamirždavo įjungti mikrofoną, arba įjungti kamerą, arba dar kažką, arba iš vis pasakytą žodį nepritariu. Tai praėjau aš per jo Facebook'o sieną ir štai toks anekdotų karalius tikrai. Vieną noriu tau. Prie Ruso buvo geriau ir saulė šviesesnė, ir vištos didesnės, ir mergos 100 sykių gražesnės. Pažiūri būdavo ir kraujas užverda. Dabar žiūrėk nežiūrėjęs, jokios reakcijos. Dabar moteris visai nebetos. Tai jis pats rašo? Ar pats kuria? Ne, jisai čia dar juokingiau. Jisai pašėrina iš savo memories, reiškia, jis tai parašė prieš kažkokius 5 metus ir va tokį va įdeda dalyką.
Vienas iš tų klaunų, kas yra, ir čia vėl ta pati Nemuno aušra, kur, ten visi tokie, ne, bet pats Kultūros komitetas. Kultūros komitete, bet pas socdemus irgi tokių. Ir dėja jaunimas, kas man turbūt labiausiai, kai sakai, kuris didžiausias melas, tai turbūt didžiausias nusivylimas yra tas socdemų jaunimas, kur čia visi sakė ateis, ar ne, su Palucko karta ten buvo pokyčiai, išmetė dalį bebrų, visi džiaugiamės, kad apsivalė nuo Butkevičių, bet pasirodė tie visi Butkevičiai, tol buvo koks Kirkilas amžinatelis, tai nepalyginsi, ta prasme, protas ir valstybinis mąstymas su tuo, kas vyksta dabar, Baranovai, ten visi kiti jauni, 30-37 metų amžiaus, ir jie ramiai rankelės kelnoja ir dar įrodinėja, kad čia viskas tvarkoja. Tai vat man baisiausia, kad šita karta, kuri, reiškia, po 20 metų bus socdemų brandolys turėtų būti, jeigu ta partija nenusuždys galutinai, tai mes turėsim, tokią tikrai, šūdo vertą partiją. Dabar tokia verta jau. Tu skambinai Seimo nariams ne tik šito kultūros komiteto posėdžio metu, bet ir skambinai vakar naktį, taip? Ir dieną, aš pakūriau vakar svetainę specialiai. Paskambink bebrui.lt, prisėdau, staigiai. Jinai veikia iki šiol? Veikia. Prašom įsidėmėt, pasuk bebrui.lt. Bebrui.lt. Ir sudėjau visus, kiek radau, absoliučiai daugumos socdemų telefono numerius, iš viešų šaltinių galima. Turiu ir Ruginienės numeris ten buvo jos asmeninis, tai viskas yra, skambino dar šiandien. Koks tikslas šito dalyko? Aš norėjau irgi sutrukdyti, pamatydamas, kad Petrui Dargiui tam pačiam mano skambutis 40 sekundžių išjungia iš gyvenimo, o laikas dabar svarbu. Kuo daugiau jie gaiš laiko tokiam dalykam, tuo jie vėliau tuose posėdžiuose priims sprendimus ir tuo daugiau šansų, kad LRT perėmimas įvyks vėliau negu. Gerai, o iki kada yra rudens sesija oficialiai? Oficialiai yra paskutinė diena ketvirtadienis. Gali būti dar kitą antradienį, kas yra gruodžio 23 jau prieš kūčias. Manau, ir patys nelabai nori, bet kadangi jie vakar pamatė naktį, kad nespės ir padarė šiandien eilinę, rytoj eilinę sesiją, tai gali padaryti penktadienį neeilinę ir dar pirmadienį gali. Tai teoriškai jie turi dar kokias 3-4 dienas ir arba opozicija užvers jos ten, nežinau, 1000 pasiūlymų, arba jie tą įstums ir padarys. Tai labai įdomu, kaip baigsis, nes čia toks. O jeigu nepadaro iki kūčių, viskas tada keliasi į pavasarį ir jau kiti terminai, jie patys matyt bijo. Tai toks tikslas buvo, kad pažaisti. Žodžiu, aš ir norėjau žiūrovus paraginti irgi būti aktyviems, padėti opozicijai tempti gumą, skambinti Seimo nariam. Karolis dar kartą, koks? Paskambink bebrui.lt. Paskambink bebrui.lt, tikrai tiesiog paskambinkit, galite tylėti, galite ką nors pasakyti. Tai galima pasikalbėti, normalu yra rinkėjų kalbėti su Seimo nariu ir viceversa. Tai kai kurie tikrai, sakau, Sabatauskas bandė įrodyti, kodėl jis turi kitokią nuomonę, bet tyli. Kai kurie ten Drukteinis apsimetė iš karto, sako, čia negėdrus, nors girdžiu iš balso, kad, sakau, kaklaraištį jau pradėjai valgyti ar net, lažybas. Tai tokia dalis nekelia, tai bet trukdykit. Tarsi jie mums trukdo gyventi tokiam iš labai aukšto levelio, tai mes galim tokiam mažom priemonėm, kad bent šiek tiek kažką padaryti, nes norisi vis tiek. Gerai, pasižiūrim pavyzdį, kaip reikia skambinti Seimo nariui. Kaip Karolis tai daro? Alio. Labadiena, Birutė? Prašau? Birutė, ar galite ateiti į teisės skyrių dabar dėl pataisų pasitarti? Aš į teisės skyrių? Taip. Mes čia laukiam, ar galit? Pas ką? Į teisės skyrių 412. Kuris kabinetas? 412. O dėl ko? Pasitart dėl šitų pataisų, radom čia negerų dalykų. Na, ateikit. Dėl LRT dabar svarstomų pataisų. Su Remigijum kalbėjom Motuzu jau ir čia, kas gali, ateikit. Alio, ar girdit? Girdžiu. Ar galėsit laukti? O tai kas čia kviečia? Iš teisės skyriaus. Giedrius Kažukauskas. Gerai. Laukiam, ačiū. Man tai įdomu, aš šiaip įsivaizdavau išgirdęs šitą tavo video, kaip Birutė Veisaitė bėga Seimo laiptais, greitai stengiasi pasiekti teisės komitetą ar ką ten, nežinau. Kažkoks teisės skyrius ar kažkas ten kabinetų vadovas sugalvojo. Motuzas tas pats irgi, prieš tai Motuzui paskambino Remigijui, buvusiam švietimo ministrui, bet irgi dabar kvanktelėjusiam, kaip ir visi kiti socdemai. Tai jis irgi patikėjo, sakė, ateisiu. Tai aš nežinau, nuėjo, neatėjo, bet tokio lygio mes turim socdemus, tokio lygio valdžios žmonės. Kaip tu pats manai, kodėl reikia tokio
buldozerinio stumimo, lyg ir bendrai Lietuvos kontekste netokio reikšmingo įstatymo, kuris dabar pasidarė antiek reikšmingas, dėl kurio yra sujudus visa Lietuva. Iš principo tai yra valstybės krizė. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, energetika, gynybos klausimai yra kur kas svarbesni. Bet matai, energetika irgi daroma, čia gal tyliau, gal tos temos sunkesnės, bet ką išdarinė skardžius energetikos temui, ten bando įvairias nesąmonės, tai tas net tokiu gal atvirų masteliu, bet kenkiama, bet turbūt yra tam pirmiausia pradeda nuo žiniasklaidos, kad kitų temų netaip viešintų, nes socdemai, gerai, su FEGDA šitas konkursas paėjo, tai 300 milijonų, nežinau kaip pažadėta, kaip įsisavins ir jiems nelabai patogu turbūt, kad LRT darytų apie tai tyrimus. Nežinau, ką jie galvoja, jeigu užčiaups LRT, kiti kanalai dings, ar nes tyrėjų yra daug ir Siena Laisvės TV, kurie nepriklausomi nuo valdžios, tai bet galbūt pagalvoja, kad susidaros su šitais. Tada yra artėja rinkimais savivaldos dar už 1,5 metų. Turėt palankų kanalą savo labai gerai. Nežinau, turbūt jiems skauda labai dėl visų LRT daromų tyrimų. Gal pasižiūrėjo Vengrijos, Slovakijos playbooką, ten irgi panašiai kaip kultūra, žiniasklaida, paskui rinkimų formatas, konstitucinis teismas, teismų reforma. Tai aš manau, mes per šios metus dar matysim kitus žingsnius. Tai kažkas panašaus ir vyksta. Gal jie tiesiog aklai kopijuoja arba tiesiog bijo ir pagalvoja, kad perims LRT, prezidentas, kadangi palankus jiems šiuo atveju Bestuburis, tai susidėliojo kortos kaip sukrito žvaigždės ir bando išnaudoti tą. Tai prezidentas ar palankus ar nepalankus, čia jau iš vis nelabai suprasi, nes jo nėra. Tiesiog, bet aš manau, kad ta tyla yra dėl to, jis dabar bijo kištis, bet greičiausiai, aš dabar spėju, jeigu tą įstatymą priims, o jį anksčiau ar vėliau priims, manau, kad prezidentas pasirašys. Net jeigu nepasirašys, tai bus sustarimas toks, kad gerai, aš nepasirašau, bet jūs buldozeriai vis tiek turit konstitucinę daugumą atmesti prezidento veto. Bet šiaip tai žiūriu, prezidento mes neturim, tiesiog mes turim tuščią vietą. Niekada nenorėjau taip kalbėti apie Lietuvos prezidentą, kas tai bebūtų, bet šitas prezidentas yra... Aš irgi kažkaip šiandien ryte net pagalvojau, kad prezidentūra kaip institucija tai yra labiausiai gerbtina institucija Lietuvos valstybei. Ir dabar, bet tada gal reiktų kalbėti ne apie instituciją, o kalbėti apie žmogų. Ne apie asmenybę turbūt, nes ta institucija gali veikti visai kitaip, jeigu tai yra žmogus visai kitas. Ir aš irgi toks visą rezervuotai žiūrėdavau į kritiką prezidentui, nors nuo pat pradžių jis nei patiko, nei balsavau, nei palaikiau, bet nenorėjau, nes nori padėti ir tai pačiai Rusijai priešinant, bet dabar jau turim taip, kad buvo pandemija, buvo nematomas išorinis priešas, yra karas, mes žinom, kas yra priešas, kur yra, ir dabar atsirado viduj Seime, prezidentūrai priešai, su kuriais mes turim nemiegot naktim, kovoti, degint laužus. Kai atsuki laiką, ar mes prieš metus būtum patikėję, kad iki tokios situacijos naisim per metus, aš negaliu patikėti iš šio. Ne, aš tai negaliu patikėti, kad aplamai po 35 nepriklausomybės metų mes aplamai galėtumėm būti tokioje situacijoje. Mes jau gyvenom visai kitame pasaulyje, ir su visai kitom problemom, ir su visai kitom, nežinau, šventėm. Ir ne išorinis, o vidinis, man čia yra žiauriausia, kad vidinis priešas iš gerai gyvenančios valstybės. Čia yra... Bet žinai, trolių ir botų fermos rodo, kad tai nėra tik tai vidinis priešas. Jo, tai palaikymas, bet tai čia labai stipriai. Visi tie troliai dabar, manau, Rusijoje yra taip, kad kas valdo tas botų, nieko nereikia kur, tiesiog palaikom tas vidinės pjautynės iš socdemų pusės. Ir tikrai visi ten Baranovai ir kiti Šmanovai yra palaikomi botų labai stipriai. Čia šiandien dar išskaičiau, kad Skvernelis po vakar to legendinio posėdžio bandė dar dėrėtis su Seimo pirmininku, su Oleka. Jie buvo užsidarę kabinete, kalbėjosi ir Skvernelis siūlė išeiti iš susidariusios situacijos, kad mes atsitraukiam su savo šitais beprotiškais visais pasiūlymais, bet jūs įvedat į diskusiją žurnalistus, sudarom ekspertų grupę ir tada kažkaip bendrom jėgom priimam šitą įstatymą. Olekas sutiko, tačiau, čia Skvernelio žodžiai, tačiau nubėgo pasitarti. Pasitarė, grįžo ir, aišku, grįžo su neigiamu atsakymu. Ant kiek tai yra svarbu? Bet labai įdomu, kas yra tie, kurie valdo, nes Vengrijai man tai nebuvo, Orbanas yra Orbanas. Labai stiprus ir ryškus lyderis, iškilęs ir į savo rankose. Socdemai jie yra begalviai, kaip pasižiūriu. Jie neturi net kažkokio pilko, ar ten, nežinau, girtų apsėstas stalas priima sprendimus. Tikrai netikiu, kad Sinkevičius yra tas, kuris reguliuoja jaunasis iš galo, Ruginienė, tai čia iš vis tuščia vieta. Tai kas yra tas senieji Socdemai, kaip ir išėjo, Olekas turėtų būti tos, tai man labai keista, kas tą visą procesą pas juos, ar čia toks suneštinis balius ir
dėl to nesąmonės daro, nes kiekvienas durnių savo balsą pasako ir visi kiti palaimina. Bet man labai, nes iš vienos pusės ir ramiau, kad mes neturėsim tokio Vengrijos scenarijos, nebent jie užsaugins kažkokį lyderį, bet neužsaugins, neturi iš ko. Nes, nėra ką. Jisai neužauga per pusmetį. O tie, kurie užaugo, tai jau ir pašvinko. Tai, bet įdomu, kas tos sprendimus įgolė, kas patvirtina, būdamas Seimo pirmininku, kažkas nepatvirtina. Tai, bet čia turbūt sužinosim po kiek laiko tik tais. Kaip komunikacijos specialistas, kokie veiksmai dabar yra socialdemokratų? Aš kaip suprantu, jie visi kaip vienas, ne tik socialdemokratai, aplamai visa koalicija, visi kaip vienas bando kartoti tą maldą, kad čia nėra žodžio laisvės suvaržymas. Niekaip neaiškindami, bandydami viską sutempti į vieną direktorės klausimą ir daugiau kaip ir nieko. Jie į tokią bunkerio poziciją užsiėmė, blokuoja visus prieš juos pasisakančius, jau net partijas savo Facebook kanale, kur partijos tikslas turėtų būti kuo daugiau pasiekti. Jau blokuoja, nes pasiekė tokią stadiją, kad supranta, kad aukti rinkėjų prasme nebeturi iš kur, tai dabar laikosi turbūt išsikabinę tą savo core tokį ašį, kurie dar tiki vis jais, nežinau kiek yra, ir kažkiek komunikuoja su jais, o toliau tiesiog tas trumpizmas įsijungęs, kur, žinai, ką besakysim, nesvarbu jam, jau toks, žinai, mes galime meluoti atvirai, Turginienė, kaip vaikus jos ta leksika, tas tonas toks, kaip vaikų darželio auklėtoja, dabar bus ramybė, tai aš negaliu klausytis, man iš karto, nežinau, bloga nuo tokių, tai jie tokie, aš nežinau, bunkerio, Trumpas įlindęs į bunkerį, jie tokį dabar pasiėmė ir galvoja tik prastums, bet čia toks trumpalaikis matymas, pats Baranovas per formą Berots Jakilaičio laidoje sakė, priimsim įstatymą, mes suprantam, kad tai mums kainuos ir tada žiūrėsim, kaip mes galim atkurti saitus su rinkėjais. Tai tu užsiblokuoji, pasiunti, iškeiki, meluoji ir paskui bandysi atkurti. Bet Karoli, aš vis tiek nelabai suprantu, tu laidoji, tiksliau nelaidoji dar, o ant kortos pastatai viską dėl vieno šito įstatymo. Man nesusiveda galai. Arba jie galvoja, žinai, kad jie paėmė tą įstatymą, perims po biškį žiniasklaidą, tada su rusų botų pagalbais, nežinau, padės ten regionus. Bet, aš irgi, čia blaivių protų neina, joks, nežinau, bet kuris socdemas iš praeities būsiu turbūt, arba kurie jau mirė, tai yra ten Vartos karste. Kam aukoti partiją, kai nėra kažkoks, suprantu, čia būtų bandymas Lietuvą okupuoti ir tada svarstai čia daryti ar kažką. Čia tiesiog lygioj vietoj patys sukūrė problemą ir labai įdomiai kaip atsirado. Dabar jie sako, kad yra kazusas tarp direktorės LRT ir tarybos, bet jie patys ir sukūrė, paėmė tą auditą, pritempinėdami, sukūrė problemą ir dabar bando tą problemą spręsti, aukoja partiją, aukoja sveiką protą. Aš nežinau, aš labai norėčiau būti ten tyli musė jų pasitarimų posėdžių salėje ir girdėti, kas ten vyksta, nes jokių protų suvokiam versijų aš neturiu, tiesiog. Kalbant apie visuomenę ir tą dirbtinai bandymą supriešinti visuomenę, ir jeigu mes kalbėtumėm apie populiariausius melagius, kurie yra socialiniuose tinkluose, internetinėje erdvėje, YouTube ir kur tik nori, kas nutiko? Anksčiau jie kalbėjo, kad socdemai yra ta blogoji sisteminė tradicinė partija, dabar jie ploja katučiu ir juos visaip kaip palaiko. Čia dar įdomus toks posūkis. Bet čia labai akivaizdu. Jie galėjo palaikyti, pavyzdžiui, tik tai Nemuno aušrą, bet ne, jie dabar palaiko jau ir socialdemokratus. Nes mato, kad procesas, kurį užkūrė socdemai, yra naudingas tiems jų bukiems tikslams, ką jie daro. Valstybės yra ardymas iš vidaus. Edmundas Jakilaitis labai teisingai savo laidoje sakė, tai yra saitų suardymas. Nebėra pasitikėjimo, žiaurus yra susiskaldymas. Iš tikrųjų, jis yra per didelis, per žiaurus, bet tai vyksta iš tokių veiksmų socdemų Seime, ką jie daro. Ir man atrodo, rusai, visi vatnikai ir visi kiti turėtų džiaugtis. Mes viens kitų nebepasitikim, plačiaja prasme, mes žiūrime į valstybės vidų, mes negalvojame apie tai, kas bus Lietuvoje su geopolitika po metų dviejų, nes reikia kopti šitą problemą. Gaisras yra viduj. Tai dėl to visos Janutinės ir kita Šušara džiaugiasi, nes, žinai, dega viduj namas, tu nebesaugai tvoros ir ten galima vogti, galima grauti, galima daryti kažkokias nesąmonės. Žiaurus, socdemai nusileido į levelį iš tikrųjų patį jau. Kai anksčiau būdavo Žemaitaitis ir kiti yra dugnas, socdemai toks balansas dar kažkur, žinai, kažkiek balsų nuima nuo jų, tai dabar jie patys savo norų nuvarė į šulinio dugną. Aš ir norėjau dabar parodyti kaip tik video, tai pavyzdį, kaip kalba žmonės, kurie ir žiūri šiuo metu, ne šiuo metu, jau pastarąjį laiką, žiūri Janutenių, Gorienių ir Orlauskų kanalus, turbūt žinai tą moterį su trečia akim, kuri vis dar neturi kompiuterio. Žiūrim. Šitas mitingas nieka nebuvo
apie tikrą žodžio laisvę. Nes ten nebuvo nei vieno žmogaus, kuris yra teisiams už pasakytą žodį. O nors vienas, kuris kalbėjo ant scenos ar atėjęs yra teisiams už pasakytus žodžius, taip kaip aš esu teisiama. Kai buvo teisiams Gražulis, Žemaitaitis, Orlauskas, Janutienė, Orienė ir visi kiti. Kiek jų ten buvo? Ne viena. Ir jie atėjo kovoti už žodžio laisvę. Už žodžio laisvę. Kokią žodžio laisvę? Ubagai jis, ble. Ką? Tai reiškia, jie palaika visas pederastijas, imigracija, kaip sakant, valstybingumo mūsų naikinimą apskritai, kaip įvedant, reklamuojant anglizmą, kad kas antras žodis jau angliškai kalbamas. Ar jūs pastebėjot, kiek socialinėje erdvėje tų visų šitų kondonų, kurie vakar buvo susirinkę, kas antrą žodį vartoja vos ne anglišką? Ką? Ar matėte, kiek plakatų buvo jūsų angliškais pavadinimai? Ar jūs suvokėt, ką žmonės jūs palaikėt vakar ateidami į tą mitingą? Tai, ką čia rašėt, kad susirinka 10 000, turbūt sapnuose. Maksimum 5 000, nedaugiau. Nemeluokit žmonėm. Nemeluokit. Ten tiek žmonių netelp. Tai tiek žmonės, nepasimeskit. Žiūrėkit, ką palaikot. Laimingai ir geras dienas. Tai va, nebuvo čia tų 10 000, nors telekomunikacijų bendrovės kalba apie 4 kartus didesnį skaičių, suskaičiavę telefonus, bet nesvarbu, yra žmonės, kurie žino viską geriau. Ir į vieną suplaka viską. Angliškus žodžius, ne tą orientaciją, kuri jiems tinka ar patinka. Aišku, pagrindinis žodis vagis, vagiai ir visa kita. Fondo sosininkai dabar populiarus. Fondo sosininkai, taip naujas yra, naujadaras, sviestas, sviestuotas. Čia celofano toks, jis, man atrodo, buvo išradimas. Bet komentaruose jau eina ir dabar jau, turbūt pirmas gal celofanas, bet dabar maždaug LRT gynėjai yra fondo sosininkai, visi, kurie buvo mitingė susijęs su LRT, nes kaip ir kažkokius fondus gauna pinigus, whatever, bet šitas žodis jau vakar skaičiau komentarus, ten po skardžių, po kitais, tai, ir gerai fondas sosininkam, toks naratyvas eina. Gerai, truputį juokinga, ne iš šalies, bet šiek tiek ir baisoka. Baisoka ne dėl to, kad čia kažkokia kritinė masė tokių žmonių, tikrai negink dieve, bet kad apie ką mes kalbėjom, ta vientisa žmonių gyja, jinai karpoma ir tą mes matom akivaizdžiai. Ir tas kiekis auga, ypač pagal regionų žiūrint. Tikrai yra tas regionas, kur Žemaitaitis kilęs, ar ten Žemaitija ta pati. Tai aš galvoju, reikia kažką pradėti galvoti, daryti, kaip to žmonės, ar bent jau kurie dar nėra įklimpę į tą ir jau nebeištrauksi jų, kad jos po truputį, nežinau, žiūrėt, kokius jie informacinius kanalus vartoja, ten, kad sugebėtų atskirti Facebook'e, kas yra kas, užblokuoti, nežinau, vaikai tėvams ar panašiai, bet, tai yra žiūrų, tai plinta į vieną pusę, iš ten partraukti, nežinau, Širinskienė tokia grįžo iš tos lyg ir į protą kažkokiu būdu, ar čia fake ar ne, bet nežinau, bet pažemaitaitį būnant, tu dabar esi kitoj pusėje ir visai protingai balsuoji arba kalbi, tai vienintelis gal pavyzdys, o visa kita yra žiūrų, kai paskaitai, kai pasižiūri, kas kaip balsuoja. Tai aš nežinau, linko tai nuves, bet situacija ir dar kai valdžia tokie, tai nėra labai linksma. Jo, tai mes galim čia pajuokauti apie katinus, apie kažką, bet iš kitos pusės tu savo akimi matai, kaip vyksta tokia demokratijos erozija, Vengrijos atvejis, ne? Ir tas beviltiškumas, dėl ko aš tą Paskambink bebrui sukūriau, nes kažkaip, noris kažką daryti. Į Seimą mėtyt kiaušinius, gal ateis ir toks laikas akmenis ar kiaušinius mėtyt, bet dabar tai noris dar kažkokiam demokratiniam teisiniam priemonėm sabytą buldozerį, bet jau tokių priemonių žiūri, kad jau tikrai mažėja. Tai čia kol kas laužai, gal paskui, nežinau, padangos atsiras ar kažkas, bet tikrai nemanau, kad taip ir praeis. Socdemai galvoja, kad jie taip pat galvoja su Palucku, kai buvo ten Joninės prieš, ateis Joninės, visi pamirš, išgyvens Paluckas vasarą ir tada viskas tvarkoj. Jie dabar tą patį galvoja, kad sulauk švenčių, visi čia prie Kalėdų stalo, prie naujų metų grįš ir jau visi pamiršę ir tada ramiai kitus įstatymus. Nebus taip. Čia per didelis kiekis sujudintas ir per daug aktyvių žmonių, kad jie taip ramiai ir praeitų. Tai aš jų planą nežinau, bet ši situacija jo tikrai liūdna visur regionuose, Vilniuje ir...
Dar kalbant, pratęsiant šiek tiek apie regionus, bet čia turbūt kalties turėtų prisijimti ir tie patys politikai dabar esantis opozicijoje, ne? Ar netgi tie patys visuomenininkai, kurie kalba tik socialiniuose tinkluose savo burbulams, o neišeina toliau. Arba netgi tie patys kultūrininkai, ne? Kurie irgi užsidarė savo burbuluose. Taip, aš dabar jau girdžiu iš kultūros protesto iniciatyvinės grupės, kad jie darys turus po Lietuvą ir taip toliau, bet jau viskas, šiaip jau post factum. Nuvažiavo, jo. Visi mes, kiekvienas turim rasti arba prisimti atsakomybę iš vienos pusės, kad visi kažko nepadarėm, iš kitos pusės, kai tu gyveni, kaip sakyt, žinai, tvarkingai, saugiai, ramiai, tu ir negalvoji apie kažkokį papildomą žingsnį, nežinau, koks kultūrininkas, yra patogus spektaklis Vilniui, kodėl jam draskytis važiuoti kur nors į kokius Mažeikius. Bet va tokie sukretimai ir tada pasižiūri, kad kažko nepadarei, kad paleidai tas gijas jau sukarpė. Tai čia opozicija, mes, socintinklai iš viso turbūt čia yra didžiausias vėžys dėja, kas leido padaryti tokį susiskaldimą ne tik Lietuvoje, bet daugelį šalių. Tai taip, bet dabar jau traukinys kaip ir nuvažiavęs, tai reikia žiūrėti ne kaip sugrąžinti tą traukinį nuvažiavus, bet kad dar daugiau vagonų neišvažiuotų į tą mėšlą, nes iš ten jau sunkiai grįžtama. Ir tada labai įdomu bus sekti kitus rinkimus, nes valdos, bet Seimo, žinai, iš vienos pusės turėtų, atrodo, po šitų įvykių mobilizuotis jaunimas, didmiesčių gyventojų ir panašiai, bet 3 metai. Per 3 metus, kas prisimena, kas buvo, žinai, 2022, Niekas tai neatsimena. po 3 metų karo pradžią. Taip, tai po 3 metų gali būti taip, kad tie patys socdemai jau bus ramiai nugyvenę savo amželį ir grįž toliau ir tada gal jau Žemaitaitis bus kitose reitinguose. Nežinau, tai toks biški, ne biški, labai neramu, kas dėsis tuo 3 metų laikotarpiu. Dažnai minimas Vengrijos pavyzdys. Gal tu galėtum šiek tiek nupasakoti, kuo tai gali būti panašus į Vengrijos pavyzdį? Lietuvos krizė, kuo jinai panaši į Vengrijos pavyzdį? Aš specialiai ieškojau informacijos ir mokslinių darbų, skaičiau, kaip Vengrijoje tas vyko, nes irgi taip pat atėjo. Orbanas, pradžioj buvo ten studentas jaunas liberalas ir opozicijoje panašiai, atėjo į valdžią berods 9-11, kažkas tokio. Ir atėjo teisėtai, vėlgi, kaip visi ateina į valdžią, ne, ir po truputį lygiai, labai panašiai kaip pas mus, tokie žingsniai, kur atrodo nedideli, pradėjo nuo kultūros, man atrodo, irgi visokie paramos fondai ten buvo susilpninta, tada žiniasklaida buvo įsteigtas fondas, kurį valdo valstybė ir kuris finansuoja visas nacionalinės televizijas, ten pas jų ne viena yra, man atrodo, kelios. Tai tas pats, kas su LRT, kad būtų finansavimas priklausomas tiesiogiai nuo politiko, politikai tada žiūri, kam skirti, kam neskirti. Taip realiai perėmė žiniasklaida, tada ten pakeitė šiek tiek teismų reformą padarė, kad teisėjus labiau skirtų įtaka būtų didesnė politiko, tai savų žmonės, kad sakyt, Konstitucinio teismo sprendimus, Konstitucinio teismo sumažino galę, apie ką, pavyzdžiui, koks Žemaitaitis kalba, kad reikia naikinti Konstitucinį teismą, tada rinkimų padarė reformą, panaikino, dabar galvoja, daugiamandatę ir vienamandatę, kažkuria iš tų, bet irgi pasiskaičiavę, kad jiem naudinga. Pas mus šiek tiek šiuo atveju galbūt kitaip dėl kitų niuansų, bet irgi viską žiūrėjo ir ten buvo kokie 5-6 žingsniai arba kryptis, žiniasklaida, Konstitucinis teismas, teismai, užsienio agentų įstatymas, apie kurį mus irgi kalbama, kad jeigu tavo organizacija gauna finansavimą bent kažkiek iš užsienio, turi prisiduoti ir panašiai. Pavyzdžiui, transliuoja YouTube. Jo, ar Laisvės TV, ar atlaužo, ir būtų gal jau galima prikirpti kažkokiu būdu. Tai po atsekus atgal, kas vyko, tai, taip, žinai, pirmas žingsnis visai panašus ir visai sutampa su to, kas vyko Vengrijoje, Slovakijoje, Gruzijoje. Dabar paskutinį skaičiau, kad Orbanas pasunkino jo atstatydinimo procedūrą, ją atidavė į Konstitucinio teismo rankas, vėlgi, bet Konstitucinio teismo, reiškia, pirmininkas yra savas bičas. Bet rinkimai dabar šių metų, kada pavasarį ten vyksta, bus įdomu, nes dabar jau iš to paties Orbano iškilęs jo buvęs draugas, dabar jau opozicijos lyderis, tai panašu, kad gali ir laimėti. Tai kaip tas perdavimas, ar įvyks tas perdavimas ir ar taikiai įvyks, tai bus įdomu sekti tenai. Bet mes dar tik einam link to, čia blogiausia. Jiems trunka apie 15 metų išsivalyti iš to, į ką, jeigu jie išsivalys, su sąlyga, tai mes dar tik einam to. Jeigu mes užlėksim, mes galim sėdėti daug ilgiau, nes mes šalia turim Rusiją. Vengrai turi Rusiją internete ir kitur, bet jie neturi nei rusiškai kalbančių tokios dalies piliečių, nei šalia už sienos esančios Rusijos. Tai mūsų situacija gali būti blogesnė negu Vengrijos. Gerai, kodėl politikam apsimoka toksai scenarijus?
Man atrodo, bent va šiuo atveju, kaip nėra aiškaus socdemų lyderio ir aš nelabai tikiu, kad jie turi labai aiškę strategiją, ką daryti. Čia nėra toks planas. Aš manau, kad nėra tas strekoza planas, kaip buvo, žinai, Pakso laikais ale sukurtas. Tai man atrodo, čia yra labiau toksai skirtingų interesų sukritimas į vieną krūvą ir visiems tie... Va tai, kas vyksta, visiems yra naudinga. Ten partijos vadams ar kokiam Sinkevičiui turbūt dėl kokios fegdos visai patogu, kad ten LRT biškių užčiaupt. Ten kokia nors eilinės pieškos, šiaip nekenčia LRT, turbūt jie tam gyvenam informaciniam burbule, kur ten bet kokią kritiką galvoja, nu ir gerai, nu ir užrauksim, ten, tada ten koks Žemaitaitis iš principo, kad chaosą kelt, bet kas gerai. Ir tokie susidėjo, žinai, kažkam regionuose gal patogiau, tada sakė, žiūrėkit, bus LRT silpniau, čia gal viešiai pirkimai geriau paeis, gal regionuose. Tai toks, man atrodo, čia yra toks labiau, žinai, nežinau, kaip vieno žingsnio į priekį planavimas, bet ne 10 žingsnių į priekį. Tai pavyks šitas, aš manau, kad gal kažkas yra pas juos pasidėliojo, ką dar galima. Jeigu paeis, tada žiūrėk, atsidarys Vengrijos playbooką, žiūrės, sakys, sekantį bandom galvoti, įkišam Sabatauską į konstitucinį teismą, dar kokią reformą padarom, bet kad jie turėtų planą 3-4 metam, ačiū Dievui, man atrodo, jie yra per durni, nebent pas juos sėdėtų kažkas tokio, nežinau, kaip pas konservatorius Jonas Urvila pilkėjai, pilkasis kardinolas labai protingas, tai žinai, bet jie tokio neturi ir tikiuosi neturės, nes su tokiu balsų skaičiumi, ką jie turi Seime, turint smegenis, gali daug blogesnių dalykų padaryti ir aišku, geresnių, jeigu turėtum smegenų. Gerai, pats esi labai aktyvus socialiniuose tinkluose, stebi, kas vyksta juose, komentuoji, pats rašai ir analitinius straipsnius. Pabaigai, ką galėtum mūsų žiūrintiems žmonėms patarti, kaip elgti socialiniuose tinkluose, ypatingai šią minutę, kai yra trolių, boto atakos, kai jau mes nebesuprantam, kas vyksta realybėje, jau net troliai ir botai išmoko tarpusavyje neva peštis ir taip skleisti savo dezinformaciją, vieni su kitais diskutuodami ir keldami dezinformacinį turinį į viršų. Kaip gyventi žmogui, kuris nardo irgi socialiniuose tinkluose ir tai yra to žmogaus antras gyvenimas. Mūsų visų tai yra antras gyvenimas. Turbūt viena kryptis atsirinkti, ką sekti. Čia dabar neišvardinsiu arba žinai, bet venkit visų tų internetinių keistų pašlėmėkų televizijų. Tavo irgi internete televizija, bet taip. Ne tavo. Apie OpTV, Komentaras TV, dabar 77 portalas, žinai, yra tas Laisvės 77. Jo, tai va šitas, jie kiekvienas dabar turi savo, tai neužsiraukit ant tokių, nes jei pradedi žiūrėti, tavo YouTube'ose pradeda siūlyti tau vis daugiau. Peržiūrėkit savo tėvų vartojimą informacinius kanalus, užblokuokit Facebook'e ir kitur visus tos kanalus. Grupės yra labai Facebook'e kaip nepatikimas dalykas. Jeigu tai nėra siaurų interesų kažkokie stalo žaidimai ar ne, ten koncertai Vilniuje ar kažkas, bet tokių ten Lietuvos kronikos ir visokių šūdų yra tokių grupių, kur ten vyksta toks jovalas ir žmonės prisijungia, galvodami gauni informaciją, bet jie nieko negauna. O su botais aš tiesiog dabar net aš juos arba pasiunčiu, arba iškart blokuoju, trinu ir viskas. Nebereikia gaišti laiko diskusijom, nes jeigu pas tave ateina žmogus, net jeigu ne botas, bet jeigu yra jau perdegusiam smegenim, aš labai norėčiau investuoti ir pakeisti jo nuomonę, bet aš neturiu nei tiek laiko, nei noro su kiekvienu žaisti, aš dabar tiesiog blokuoju, trinu, nes jų tikslas yra gaišinti mūsų laiko, kaip dabar opozicija daro dėl gero tikslo su socdemais, taip jų tikslas yra užvelti mus diskusijose, įrodinėti kažkokias detalės. Ne, įrodinėti aš irgi. Tai va toks jo, tai aš dabar jau tiesiog blokuoju, tai man atrodo. Bet šiaip dabar, man atrodo, dar labai svarbu yra, ir aš galvoju apie tai, reiks parašyti dar ir postą apie konkrečius kanalus. Dauguma iš tiek Vilniečių yra suvažiavę iš skirtingų regionų, tai ką mes vartojame žinom, bet ką vartoja mūsų tėvai ar ten giminės, jeigu mes turim santykius su jais, tai grįžtamo pasižiūrėti, pasižiūrėti, prisėdus prie kompo, kurie kanalai, kokios grupės prisijungusios, nes ten labai lengvai išplaunamos smegenys, žiauriai lengvai ir kiek turiu, ačiū Dievui, artimoje aplinkoje ne, bet iš draugų pažįstamų, kur sako, per šventes negali kalbėti apie politiką, nes yra va taip. Tai va, tas turbūt yra, tai yra nuodas. Socialiniai tinklai be gilesnio, kaip čia sakyti, be didesnės kritikos yra žiaurus nuodas. Gerai, ačiū tau labai, Karoli, ačiū, kad atėjai.